Irane jau ilgą laiką vyksta protestai, kurių metu daugiausiai matomas Irano moteris. Ir kas ten po velnių vyksta dabar? Norint sužinoti, tai reikia suprasti praeitį. Ir šį video jau buvau įdėjęs šiame kanale. Tačiau čia yra atnaujinta ir papildytojo versija pagal 2026 metų standartus. Nuo senų laikų iraniečius ir Iranai užsieniečiai vadino Persais ir Persija. Tačiau patys Persai savo žemę taip nuo senų laikų vadino Iranu. Persijos pavadinimas atėjo iš to laiko, kai senovės graikai turėjo kontaktą su šia žmonių grupe. 7 amžiuje atvyko arabai su naujų tikėjimu. Ir apie tai buvo plačiau papasakojęs video apie kryžiaus žygius. Iranas šiaip yra įdomi šalis, su įdomia istorija. Tačiau noriu suprasti tai, kas šioje šalyje vyksta ir dabar. Ir kaip mes atsidūrėme čia, apsiribosime tik 20-ųjų amžiumi. O ir tada vyko daugybė įvykių, kurie nulėmė pasaulio istoriją. 19 amžiaus pabaigoje ir 20 amžiaus pradžioje Persijos istorijoje prasidėjo nauja epocha – Persijos konstitucinė revoliucija prieš šachą. Šachui tiesa pavyko išlikti valdžioje 6 metais priėmus ribotą konstituciją, kurios dėka šalis tapo konstitucinė monarchija. Tai reiškia, kad ją valdė ir monarchas, ir parlamentas. Pirmasis madžlisas, Persijos parlamentas, buvo sušauktas 6 metų spalio 7. 8-aisiais, Britams atradus naftos, Britų imperija pradėjo intensyviai domėtis Persija. Dėl Persijos kontrolės taip pat varžėsi Rusija, taip vadinamajame didžiajame žaidime, kurio metu imperijos norėjo pasidalinti įtakos sferomis regione. Tas nuspręsta 7-ųjų Anglijos ir Rusijos konvencijoje, pagal kurią Persija buvo suskirstyta įtakos sferas, neatsižvelgiant į jos pačios nacionalinį suverenitetą. Pirmojo pasaulinio karo metai šalį buvo okupavusios Didžiosios Britanijos, Osmanų ir Rusijos imperijos pajėgos, tačiau iš esmės ji pati buvo neutrali. 19-aisiais po Rusijos revoliucijos ir pasitraukimo žaidimo Didžioji Britanija bandė įsteigti Persijos protektoratą, tačiau nesėkmingai. Per 21-ųjų karinį perversmą Persijos kazokų karininkas Reza Khanas tapo dominuojančia figūra Persijos politikoje. 25-aisiais 2 metus išbuvęs ministrų pirmininku, jis tapo pirmuoju Pahlavių dinastijos šachu. Jo politika buvo šalies modernizacija ir westernizacija. Švietimas, vakarietiški įstatymai, aprangos kodas. Jo šalininkams valdymas atnešė teisę, drausmę ir modernius patogumus, tokius kaip mokyklas, traukinius, autobusus, radiją, kino teatrus, telefonus ir daugybę kitų smagių dalykų. Tačiau jo bandymai modernizuoti buvo kritikuojami dėl to, kad jie buvo ir per staigus, ir per daug paviršutiniški. O pačiame valdyme nesustabdoma priespauda, korupcija ir opozicijos siekimas. Daugelis naujų įstatymų sukėlė pamaldžių musulmonų ir dvasininkų pasipiktinimą. Dauguma vyrų privalėjo dėvėti vakarietiškus drabužius. Moteris buvo raginamos atsisakyti hidžabų, čadrų ir kitų veidų dengiančių ir slepiančių apdangalų. Vyrams ir moteriams buvo leista laisvai bendrauti, susirinkti bendrai, pažeidžiant islamiškasis taisyklės dėl lyčių rolių. Dėl modernizacijos tarptautinės šalies prestižas pradėjo kilti ir nuo 35-ųjų Irano vyriausybė paprašė šalių, su kuriamis palaikė diplomatinius santykius, vadinti šalį nebe Persija, kaip tai vadino senovės graikai, o Iranu, kuris yra šalies pavadinimas persų kalba. Tiesa, modernizatoriaus valdymas nebuvo labai gerai sutiktas. Įtampa užvirė 35 metais, kai kaimų gyventojai sukilo prieš šachą. 10 žmonių žuvo ir 100 buvo sužeisti kariuomeniai numalšinus neramumus. 41-aisiais, rugpjūtį, sovietai ir britai kartu įsiveržė į Iraną, kad užtikrintų naftos kraniuką karo metu. Sovietai okupavo šiaurinę Irano dalį, o britai pietinę. Taip pat buvo pakeistas lyderis. Šachas buvo priverstas atsistatydinti ir naujoju ir paskutiniu dinastijos šachu tapo Mohamedas Reza Pahlavis, jo sūnus. Po karo užsienio pajėgos paliko Iraną, tačiau po kelių metų grįžo, kai prasidėjo operacija Ajax. 53-aisiais Iranas nusprendė nacionalizuoti savo naftą ir CŽV bei Jungtinės karalystės žvalgyba turėjo duomenų, kad galbūt galimai Irano parlamentas nori pereiti į sovietų pusę. Irano ministras pirmininkas Mosadekas siekia peržiūrėti Didžiosios Britanijos korporacijos Anglo-Iranian Oil Company, dabar žinomas kaip British Petroleum, dokumentus, kad patikrintų, ar kompanija tikrai moka Iranui sutartyse numatytus mokesčius ir apriboti bendrovės kontrolę Irano naftos klausimu. Kompanija atsisakius bendradarbiauti su Irano vyriausybe, parlamentas balsavo už Irano naftos pramonės nacionalizavimą ir užsienio korporacijų atstovų išsiuntimą iš šalies. Iš pradžių Didžioji Britanija sutelkė savo kariuomenę, kad perimtų Britų pastatytas Abadano naftos perdirbimo gamyklas, tačiau ministras pirmininkas Clementas Attlees vietoje to nusprendė sugriežtinti ekonominį boikotą, kartu pasitelkdamas Irano agentus, kad pakenktų Mosadeko vyriausybei. Winstono Churchillio ir Dwighto Eisenhowerio administracija 53 pradžioje
nusprendė nuversti Irano vyriausybę ir valdžią sutelkti tiesiai į šacho rankas, kadangi vieną dėdę yra lengviau valdyti nei kelis. Perversmas vyko 53 rugpjūčio 15-19 dienomis ir jo dėka nušalintas ministras pirmininkas ir sustiprinta šacho valdžia, mainais už palankės sąlygas naudoti Irano naftos produktus. Žinoma, šachas buvo nepiešęs vaikinas ir turėjo savo idėjų, kaip valdyti šalį, ir pradėjo didinti savo tėvo reformų mastą. Nuo 63 pradėta vykdyti agresyvi modernizacijos programa, trukusi iki 79-ųjų, pavadinta Baltąja revoliucija. Šacho režimas skatino pramonės plėtrą, o politinės partijos, kurios priešinosi absoliučiam šacho valdžios įtvirtinimui, buvo nutildytos ir nustumtos į užribį. Prieš tai 61-aisiais šachas paleido 20-ąjį madžlisą ir tapo vienvaldžiu autoritaru. Šios revoliucijos dėka buvo skatinamas raštingumas, švietimas skurdesnėse provincijose ir sveikatos apsaugos įstaigų plėtra, sumažinta genčių autonomija ir įvykdytos socialinės ir teisinės reformos, kuriomis buvo toliau skatinama moterų emancipacija ir kitos teisės. Vėlesniais dešimtmečiais iraniečių pajamos tenkančiams vienam gyventojui sparčiai augo, o pajamos iš naftos skatino didžiulį valstybės finansavimą pramonės plėtros projektams. Daugelis musulmonų šytų lyderių taip pat kritikavo Baltąją revoliuciją, manydami, kad moterų padėties liberalizavimo įstatymai prieštarauja islamo vertybėms. Dar svarbiau tai, kad šacho reformos mažino dvasininkų įtaką, kadangi valstybė buvo atskirta nuo religijos ir teismai turėjo daugiau galios nei dvasininkai. Aišku, šachas padarė daug rimtų klaidų, slopindamas politinės laisvės ir bandydamas viską kontroliuoti pats. Jis kvailai manė, kad geriau už kitus pats žino, kaip plėtoti šalį ir atvesti Iraną prie didžiosios civilizacijos vartų. Jis slopino laisvą spaudą, išardė nepriklausomas politinės partijas ir kadangi su laiku jo valdymas darėsi vis autokratiškesnis ir autokratiškesnis, jo pareigūnai persekiojo valdžią kritikuojančius ir su jo modernizacijai nesutinkančius tradicionalistus. Žmonės jo valdžios pradėjo nemėgti. Ir tai privedė prie protestų ir viešųjų demonstracijų. Kai kurios moteris protestuodavo dėvėdamos hidžabus, kad parodytų, kad yra prieš šachą. Tiesa, reakcija į pasipriešinimą nebuvo proporcinga ir privertė prie aukų. Paskutinis incidentas, kuris liaudžiai buvo paskutinis lašas, kuris privertė šacho režimą eiti velniop, vadinosi Juoduoju penktadieniu, įvykusi 78 rugsėjo 8 dieną. Per tuos protestus sostinėje Teherane Pahlavio kariuomenė nušovė nuo 64 iki 100 žmonių ir dar 205 sužeidė. Manoma, kad Juodasis penktadienis revoliucijai tapo tašku, iš kurio nebebuvo kelio atgal. Suvaidinęs lemiamą vaidmenį toliau radikalizuojant protesto judėjimą, suvieninant opoziciją šachui ir mobilizuojant mases. 79-aisiais nuvertę šachą pradėjo valdyti musulmonų fundamentalistai, vadovaujami ajatolos Chomeinio. Šachas buvo ištremtas, jo programos buvo atšauktos ir pats jis turėjo bėgti į užsienį, kur ir mirė. Sparčiai modernėjančią kapitalistinę Irano ekonomiką pakeitė populistinę ir islamišką ekonominę ir kultūrinę politiką. Didelė dalis pramonės buvo nacionalizuota, įstatymai ir mokyklos islamizuotos, o vakarų įtaka, filmai, muzika uždrausti. Moteris vėl turėjo slėpti veidus ir iš pradžių dėl to buvo protestų, nes ne visos iranietės su to sutiko, tačiau jie buvo nutildyti. Apie šį periodą yra sukurtas visai fainas animacinis filmas Persepolis, pagal moters, kuriai teko išgyventi tuos įvykius atsiminimų. Ir ten taip pat yra visai neblogas komiksas. Valdžios įtvirtinimas truko iki 82-83, kai Irano valdžia tvarkėsi su konkurentais. Vakar dienos draugai tapo šiandienos priešai. Pasauliečiai, kairieji, dešiniai. Prie islamistų jie visi sulindo po žeme. Nuo 79 vyko ir partizaninis karas, kai marksistų partizanai ir šacho pajėgų likučiai kovojo prieš islamo vyriausybę. Pačioje Islamo Respublikos pradžioje įvykis turėjęs ilgalaikį poveikį buvo Irano įkaitų krizė. Po to, kai buvęs Irano šachas buvo įleistas į Jungtines valstijas gydytis nuo vėžio, 79 lapkričio 4 Irano studentai užgrobė JAV ambasadą, pavadindami ambasadą šnipų slėptuve. 52 įkaitai buvo laikomi 444 dienas, iki 81 sausio. Perėmimas buvo nepaprastai populiarus Irane, kur tūkstančiai žmonių susirinko palaikyti įkaitų paėmėjų ir manoma, kad jis sustiprino ajatolos Chomeinio prestižą bei tvirtino antiamerikietiškas nuotaikas. Tuo metu Chomeinis pradėjo vadinti Ameriką didžiuoju šėtonu. Amerikoje tai buvo laikoma senai nusistovėjusių tarptautinių teisės principų, kad diplomatai gali būti išsiunčiami, ištremiami, bet nelaikomi nelaisvėje pažeidimu. Ir tai sukėlė galingą antiiranišką reakciją. Dėl šio įvykio abiejų šalių santykiai išliko labai priešiški iki šių laikų, o Amerikos tarptautinės sankcijos ilgam pakenkė Irano ekonomikai. Bet čia bėdos po vieną nevaikšto.
Nes šalia esantis Irakas visada buvo regioninis varžovas dėl naftos, net ir valdant šachui. Tačiau tik Sadamui Huseinui atėjus į valdžią, reikalai iš tikrųjų užvirė. Pajutęs islamo revoliucijos sukeltą sumaištį ir galios vakumą, Sadamas pajutė progą ir pradėjo karinį puolimą, norėdamas perimti Irano naftos kontrolę. Ir tai buvo karas, kuris tęsiasi nuo 80-ųjų iki 88-ųjų. Nuo islamiškosios revoliucijos Iranas turi du smagius dalykus, tokius kaip dorovės policija, nindzų su kalašais būrius ir tai, kad Iranas yra šalis numeris 2 pagal mirties bausmių dažnį. Atsilieka tik nuo Kinijos ir ten baudžia už viską nuo svetimo tariamo iki tikėjimo atsisakymo. Taigi grįžkim į dabartį. Nuo 2010-ųjų Irane pradėjo reikštis Irano demokratijos judėjimas, pilietinis nepaklusnumas, internetinis aktyvizmas ir demonstracijos, po kurių valdžia ėmėsi represijų, nes bijojo prarasti galią taip pat kaip ir šachas 79-aisiais. Demokratinio judėjimo tikslas nušalinti Irano vyriausybę ir spręsti ekonominės bei socialinės Irano problemas, o juos dažnai skatina maži atlyginimai, nedarbas, infliacija, valdžios korupcija, tebesitęsianti vandens krizė, Irano jaunimo ir jų tėvų nusivylimas islamistinėmis antivakarietiškomis vertybėmis, Irano izoliacija tarptautiniu mastu, sankcijos, persų nacionalizmas ir vyriausybės elgesys per 19-ąją koronę. Nuo 2022 rugsėjo 16-osios Irane prasidėjo demonstracijos po to, kai žuvo, tiksliau buvo nužudyta Mahsa Amini, kuri mirė po to, kai buvo sulaikyta dorovės policijos. Teigiama, kad ją sumaišė pareigūnai dėl netinkamo hidžabo. Kai pranešė jos giminaičiai, ji buvo kankinama ir galiausiai mirė ligoninėje. Per tos protestus nemažai protestuotojų žuvo. Ir tai buvo daugiausiai tuo metu gyvybių nusinešę protestai. Iki dabar. Taip pat, kas paveikė Iraną, buvo ir karas Ukrainoje. Irano režimas tiekė ginklus ir technologijas Rusijai, kaip dronų Shahed, technologijas ir amuniciją. Jos tiekia ir iki šiol, kadangi už tai gerai pasifinansuoja. 24-aisiais Irane buvo pasiektas mirties bausmių rekordas – 975 mirties bausmės. O 25-aisiais, nuo balandžio, Iranas gavo naujų sankcijų paketą iš ES dėl pažeistų žmogaus teisių. Ir nuo birželio 12-osios turėjo 12 dienų konfliktą su Izraeliu, kuriame Izraelis taip uždominavo savo oro pajėgomis, kad Iranas negalėjo niekaip atsakyti. O nuo spalio iki dabar Irano ekonomika smuko. Irano valiuta rialas nukrito tiek, kad už 1 eurą galima tapti rialo milijonieriumi, kai 2025 metų pradžioje viso labo būtum gavęs tik 50-60 tūkstančių. Nuo 2025 gruodžio vėl prasidėjo protestai prieš islamišką Irano režimą, reikalaujant ajatolai pasitraukti ir režimo panaikinimo. Protestus paskatino šacho sūnus, taip pat vardu Reza Pahlavi. Nors žmonės nebuvo patenkinti jo tėvo režimu, tačiau jis turėjo daugiau laisvių ir teisų nei islamiškasis. Tuo pačiu į madą pradėjo grįžti senoji Irano vėliava prieš islamiškąją revoliuciją su liūtu bei islamo simboliu. Irane nuo sausio protestų pradžios buvo atjungtas internetas, todėl informacija sunkiai išeina. Irano vyriausybė teigia, kad nukovė apie 2000 riaušininkų, o nepatvirtintais duomenimis tas skaičius siekia apie 10-12 tūkstančių protestuotojų. Sausio 12-ąją Jungtinių valstijų valstybės departamentas įspėjo visus JAV piliečius nedelsiant palikti Iraną. Todėl kyla klausimas, kad kažkas bus. Kitas labai dažnai užduodamas klausimas, kodėl žmonės protestavę už Palestiną neprotestuoja už Iraną? Kažkokie tai dvigubi standartai, tiesa? Kai nuosava valdžia žudo žmonės, reiškia viskas gerai? Ar dėl to, kad žmonės, kurie prieš diktatorius, iš tikrųjų nenori, kad diktatoriai būtų pašalinti? Nes diktatoriai gerai, amžinas priešas ir taip toliau. Buvo paskelbta, kad Irano vyriausybė turi planą atsarginai vykti į Maskvą, jeigu viskas bus blogai. Ir tai būtų žiauriai gerai Lietuvai ir visam likusiam pasauliui, jeigu Irano režimas žlugtų. Nors Iranas teigia, kad jų orinės gynybos sistemos yra geriausios pasaulyje ir taip lengvai kaip su Maduro nebus. Ir kalbant apie režimo priešus, tai regione yra du pagrindiniai. Iranas jau senai manė, kad Izraelis yra neteisėta valstybė, sukurta neteisėtai okupavus Palestinos teritoriją ir užsienio vėžys artimuosiuose rytuose. Izraelis mano, kad jo egzistencijai grėsmę kelia Irano galimybė įsigyti atominį ginklų. Iranas tvirtina, kad jo branduolinė programa yra skirta tik taikiems tikslams, o pats pagrindinis Irano priešas yra Jungtinės Amerikos valstijos. Tas didysis šėtonas, valdomas oranžinio dėdės, kuris teigia, kad padės protestuotojams, jeigu dabartinis režimas nesiliaus. Bet kaip ten bus, pagyvensim, pamatysim, nes yra daug šnekų, o kol kas reikia to sulaukti. Su jumis buvo aš, Noelis, ir ačiū, kad žiūrėjote. Tai buvo atnaujintas
video apie Iraną. Tu nesupranti.